kaip tu žinai, kad tu esi, pavyzdžiui, pieno skyriui? Man patogiau, kai kažkas su manim kartu eina į parduotuvę ir padeda surasti tą pieną. Jeigu pačiai jo prireikia ir neturiu, kas galėtų tuo metu palydėti, tai irgi naudojuosi telefono pagalba ir užsisakau maistą telefonu į namus. O kaip tu žinai, pavyzdžiui, nori įsisakyti maisto ir kaip tu žinai, kokiu reikia, kaip tu žinai, kokiu numeriu suspaudyti? Kiekvienas telefonas ir jūsų telefonai, jeigu jūs tokius turit, turi tokią programą, kurią įjungus, ekranas užtamsėja, bet viskas girdisi. Bet kokį mygtuką, kokį paspaustum, paliestum, telefonas perskaitytų. Tai taip aš galiu surinkti telefono numerį, surasti reikiamą programėlę, užsisakyti maisto, viską man perskaito. O kaip tu žinai, kokius tu nori drabužius apsirengti ryte, pavyzdžiui? Aš turiu labai gerų draugų, stilingų, kurie man paprašius ateina pas mane į svečius ir padeda tuos rūbus sukabinti ant vienos pakabos tokius, kurie kartu dėrėtų ir gražiai atrodytų. Tai tokiu būdu aš galiu gražiai apsirengti ir supratau, kad reikia turėti kuo mažiau rūbų, nes kuo mažiau turi, tuo mažiau pasirinkimo ir galimybių suklysti. Tai turiu tik tokius, kurie man patinka. Kaip tu atrašai žinutės? Man labiausiai patinka balso žinutės, nes tada galiu girdėti žmogaus, su kuriuo bendrauju balsą. Jums patinka balso žinutės? Tai va, tai man irgi, tai aš dažniausiai jas naudoju, bet jau, kaip ir prieš tai minėjau, mano telefone yra daugybė pagalbinių priemonių, kur silpnai matant aš galiu suprasti ir kas parašyta, ir moku rašyti telefoniniu brailiu, tai toks raštas taškiukų principu, kai kiekvienas pirštas turi savo kažkokią raidę, pirštų kombinaciją. Tai toks kaip slaptas raštas gali būti. Jeigu tu matydama išmoktum, tai galėtum rašyti ir nieks nesuprastų, ką tu darai. Tai šituo rašau rečiau, nes man nelabai patinka. Turiu dar tokią programą, kur paliečiu nykščiu ir tą raidę gali išdidinti per visą ekraną, kad būtų, jeigu A raidė, tai ne tam mažam laukelyje, kur rašau tekstą, bet per visą telefono dydį. Tai va, tai atrandu savo visokių patogiausių būdų ir priklausomai nuo kokio ilgio žinutę rašau, pasirenku kurio būdu rašyti. O kaip tu, pavyzdžiui, nori nufotkinti fėją ir tada tu nufotkini ir tada nori, pavyzdžiui, kažkam ten nusiųsti tą nuotrauką, ar tu kaip žinai, kad ten ta nuotrauka. Arba įkelti į kažkokią programą. Aš naudoju tokią programėlę telefone Be My Eyes. Tai į tą programą įdėjus nuotrauką, vat aš nufotografuočiau jūs arba fėją, įdėčiau tą nuotrauką į tą programą ir man telefonas papasakotų, kas toje nuotraukoje yra. Kad ten yra šuo, kad ten yra vaikai, kaip ta šuo atrodo, ar aplinkui viskas švaru. Viską, kas yra nuotraukai. Tai tokiu būdu aš galiu pasitikrinti, ar tikrai ten yra tai, ką aš norėčiau nusiųsti kažkokiam žmogui ar įdėti į socialinius tinklus. O fėja niekada nebuvo pamatęs Kalėdų senelį? Aš manau, kad ji dar niekada nematė, bet iš tikrųjų tai aš irgi nemačiau Kalėdų senelio. Galvoju, kad fėja, kadangi turi labai gerą uoslę, žinokit, šiemet mes galim jį netikėtai sutikti. Matei? Einu savo.